Sveiki, mes esam Ona Lazuraitytė Išorė ir Petras Lazuraitis Išorė. Jau beveik 10 metų turime savo studiją, kur kūrėme architektūrą. Šiandien mes esame Sodas 2123, Tarpdisciplininio meno sąjungos valdomoje erdvėje, inicijuotoje Vilniaus miesto savivaldybėje. Tai yra erdvė, kurioje vyksta kūrėjų bendruomenės savikūra. Ir taipogi, kurioje yra kuriama nauja vieša erdvė miestui. Sodas 2123 talpina labai daug kūrėjų. Jis susideda iš poros pastatų. Rūsiuose sėdi muzikantai ir kiną kuriantis žmonės. Pirmuose aukštuose yra daugiau galerijos ir kūrybinės dirbtuvės, taip pat renginių erdvė, kavinė. Vėlesniuose aukštuose įsikūrė daug menininkų studijų. Sodas 2123 nėra baigtinė vieta, tai yra vieta dideliam miesto eksperimentui. Turint omeny, kad šitas pastatas ar šita teritorija, šitie pastatai talpinasi turbūt daug sluoksnių ir juose galima atkasti skirtingas epochas ir jų pasakojimus, bet pačioj pradžioj atėję į šitą teritoriją radome apleistus, nešildomus ir kartais net ir be stiklų tūrius, į kuriuos jau įsismelkė, kadangi atjungti nuo civilizacijos ar infrastruktūros. Į juos jau smelkėsi ta pati gamta. Jeigu Sodas 2123 būtų pamoka, tai iš tikrųjų būtų 4 pamokos. Pirma pamoka būtų apie procesualumą, apie tai, kad šiandieną daugelis medžiaginių procesų nebegali būti baigtiniai, totalūs, baigiami vienu ypu. Visa tai yra procesai ilgi, su daugybė dalyvių ir aplinkybių. Įsižiūrėjimas į daiktus, į savaime objektus, į procesus išorėje, kaip, pavyzdžiui, kartografinis tyrimas leidęs mums įsivardinti rojaus sodų situaciją, kas po to išsivystė iki to, kad mes supratome, jog šita erdvė gal jai ir yra labiausiai būdingas tas sodo sąvokos motyvas, kuris leido suvokti jungiančių motyvų logiką. Antra pamoka būtų turbūt apie bendradarbiavimą, apie tai, kad pavieniui nebegalime dalykų padaryti taip, kaip tai darėme anksčiau. Trečia pamoka būtų apie medžiaginės tėkmes, arba kitaip tariant, apie tai, kaip medžiagos juda mieste ar tarp miestų ir iš kokio taško į kokį tašką jos važiuoja, eina, dalyvauja ir kokiu tašku tam procese galime tapti mes, nes jos visą laiką keliauja. Kiekvienam įvykiui sugeneruojam medžiaginį kapitalą, kuris po to randasi ten ir kitur. Sodas 2123 šiuo atveju naudojas 2 resursais. Vienas resursas buvo miesto medžiagos, tai iš esmės medžiagos, kurios turėjo kultūrinį krūvį. Kai buvo griaunami profsąjungos rūmai, mes, tarkime, inicijavome idėją, kad galbūt dalį to pastato fragmentų galime panaudoti, perkurti viešą erdvę, tuos fragmentus naudoti jos kaip vienus iš pagrindinių komponentų, sukuriant urbanistinius baldus. Kaip pavyzdys, Gedimino prospekto medžio apkaustai, kurie po Gedimino prospekto renovacijos jie kažkur atsidūrė sandėliuose, arba pertekliniai elementai iš tokių renovacijų kaip katedros aikštė, pavyzdžiui, Gedimino pilies bokštus nužymintis stambūs granitai, jie irgi sode tapo įėjimo tokių urbanistinių baldų tokiais žymekliais. Kitas aspektas buvo medžiagos, kurios atkeliavo iš įvairių įvykių. Parodų, tarptautinių, vietinių parodų, galbūt pastatų, kaip dramos teatras, skirtingų aplinkybių, tuos pastatus griaunant, įvykius uždarant ir pabaigiant, mes pasinaudojame progą ir tą, sakykime, medžiaginę tėkmę nukreipiame čia. 4. pamoka yra apie viešą erdvę.
Šita pamoka yra apie viešumą ir kaip erdvės tampa viešomis. Kaip erdvės lauke tampa viešomis, kaip erdvės viduje tampa viešomis, kada žmonės jas pamėgsta, kaip jie jas naudoja, kaip mes kartu jas naudojame. Viešai erdvei galima sukurti skirtingas įkrovas ir tokiu būdu veikti jose besilankantį miestietį. Pernaudojimas pradingstančių miesto medžiaginių naratyvų čia leido pratęsti tą žvilgsnį, kuriuo pradėjome santykiauti su šitą aplinką, dar labiau stiprinti šito bendruomenės, galbūt sodo kaip viešos erdvės aspektą. Mes ir simboliškai, bet ir medžiagiškai labai apčiuopiamai padarėme šitą iš tiesų naują viešą erdvę, kuri kūrėsi iš buvusio mokyklos kiemo. Ją pavertėme tarsi svarbia ir miesto mastelėje, būtent per tuos medžiaginius skolinius ir naratyvus. Ir jai suteikėme per tą perdislokavimą ir dar kitą istorinių sluoksnių gylį, negu jinai net pati turėjo. Mes čia sėdim prie Krosnės paviljono, kuris iš tikrųjų yra hibridas. Šiuo atveju mes kalbam apie viešą erdvę ir mes pagalvojom, kad šita kolaboracija su menininkė Kamile Krasauskaite galėtų susijungus turėti tokį įdomesnį rezultatą, nei kad šį paviljoną kurtumėm tik mes arba tik jinai. Tai iš skirtingų žinojimų atėjusiais įrankiais, kuriantys žmonės. Tai mes sujungiam ir tai yra hibridas viešoje erdvėje. Tarsi yra branduolys, Krosnė su savo maisto kultūros naratyvais ir yra tokia sluoksniška erdvė, kuri atskiria tam tikrą kampą šitam visam sode ir jis veikia kaip tokia savotiška miesto svetainė, kurioje, jeigu esi viduje, labai jaučiasi, kad kada tu esi už jos, bet joje nėra sienų. Šitas paviljonas iš tikrųjų, jis greičiausiai kis dar, visa tai yra didelis eksperimentas, daugybė žmonių jame dalyvaujančių, bet kol kas jisai yra kaip ir dviejų režimų objektas. Tai vienas režimas yra tokie kviestiniai, labiau su kažkokiu idėjiniu krūviu, kurį sukuria visuomeniai renginiai. Kitas yra, kur tu gali tiesiog online bookintis, gauti vartojimo instrukciją, manual ir kepti savo picas. Ir va šį vakarą čia iš tikrųjų kviestinis renginys, kur vėlgi bus daug picų, jas bus galima čia valgyti. Mums viešoji erdvė svarbi visur. Nesvarbu, ką darytumėm. Ar tai būtų baldas, mums svarbu, kaip jisai veikia viešą erdvę. Jeigu tai yra interjeras, mums svarbu, koks jis yra dalyvis viešoje erdvėje. Mums tikrai nėra įdomu kurti tiesiog uždarų gražių kapsulių, kuri neturi jokio santykio su vieša erdve arba su visuomenė. Jeigu taip įsižiūrėti, tai jis iškyla tarp tokių praeito etapo nuotrupų ir skirtingų pastatų, iš kurių mes lipdome šitą, vadinkime, viešą erdvę fragmentų apsiaustyje virš tam tikrų tokių miesto dingstančių elementų griuvėsių. Tai savotiškai ir poetiškas pasvarstymas apie tą linksniuojamą vakarų saulėlydį ir toksai šiek tiek nomandiškas, akupunktūriškas taškas. Akupunktūriškumas kaip taško suaktyvinimas, kaip priešybė tokiam totaliam mąstymui, kai tu modernizme viską totaliai suprojektuoji ir suvaldai. Dabar mes turim labai daug visko pristatyta ir prigaminta ir nebeturim tos prabangos visko griauti ir vėl iš naujo daryti, todėl turbūt vis dažniau tenka pereiti prie tokių strategijų kaip taškų aktyvinimas arba akupunktūra. Akupunktūra mums kartu primena ir tai, kad tai yra skolinys termino iš medicinos, apie tai, kad profesijos viena su kita labai įdomiais būdais jungiasi ir čia galim padėkoti šitoj vietoj Beatričei Kolominai, kuri architektūros ir medicinos tas sąvokas ir jų persiklojimus gana detaliai ištyrinėjus ir tikrai, jeigu nuosekliai žiūrint, iš medicinos mes skolinamės labai daug ir naudojam savo žodynuose, ten, suprantant viską kaip kūną, kaip organizmą, kaip nepertraukiamą kažkokią visumą. Mūsų praktikoje viskas
ženkliai ir neženkliai pasikeitė visai neseniai, prieš 10 mėnesių, kai mums gimė sūnus. Kažkurią dieną žiūrėjau į tai, kaip reikės šitą naują kartą edukuoti ir radau Hararis berods rašo apie tą 4K mokyklą. Apie tai, kad mokykla rytdienai turi talpinti 4 sandus. Tai yra 4K kūrybingumas, kritiškumas, apie ką mes kalbėjome, kolaboracija arba bendradarbiavimas ir komunikacija. Jeigu ieškoti tam tikrų dėsningumų tame, ką mes darome, visgi tas pasakojimo aspektas, jisai labai svarbus dėmuo, kaip viskas susijungia į veiksmą, į rezultatą, į galbūt santykį su visuomene. Naratyvi architektūra turbūt irgi yra toks veikimo variklis, kuris leidžia būtent judėti po tas teritorijos, kurias čia mes aptarinėjame. Visą tai per naratyvumą tampa tarsi ir naujų veiksmų ir mūsų galbūt tų realizacijų ir permąstymo variklių.